Taip. Tai sveiki visi susirinkę į šiandienos mūsų webinarą ir gal galima perjungt skaidrę. Prieš pradedant tiesiog norėčiau paraginti visus mokytojus, kurie šiandien mus stebi, užpildyti formą registracijos, kurios nuorodą įdėsime į susirašinėjimo skiltį. Ir štai čia galėsite užpildę tą formą gauti visą reikiamą informaciją apie mūsų leidyklos leidinius, taip pat įvairias progas juos išbandyti, gauti nemokamų visokių pavyzdžių, kitos mokomosios medžiagos, ne tik vadovėlių, ir taip pat gausite kvietimų į įdomius švietimo renginius bei projektus. Tai kaip ir minėjau, nuorodą įdėsime į susirašinėjimo skiltį arba visai, ką galite su mumis susisiekti elektroniniu paštu. Taip pat prieš dar prasidedant visam webinarui, bendros taisyklės apie jį, tai yra tai, kad mes pačių dalyvaujančių, tai yra mokytojų, nematom ir negirdim. Tai jeigu norėsite užduoti klausimus, labai kviečiame tą padaryti susirašinėjimo skiltyje arba apačioj, kur yra veiduko tokia ikonėlė, tai ją paspaudus galima pakelti ranką, raise hand mygtuką paspausti ir tenai galėsit užduoti klausimus žodžiu. Arba Q&A skiltyje, taip pat jinai yra apačioj susirašinėjimo ikonėlė matosi. Ir visi klausimai bus po pristatymo. Tai kol kas leisim, pristatysiu aš, tada pristatys autoriai ir tada jau galėsime bendrauti su visais susirinkutais. Visai turime šiandien daug labai dalyvių, tai tikimės aktyvaus dalyvavimo. Galima gal kitą skaidrę? Taip, tai šiandien bus istorijos webinaras. Galime eiti toliau ir šiandien, šiuo metu dabar matote savo ekrane jau parengtus mūsų istorijos vadovėlius. Tai vadovėliai yra parengti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 klasėm. Tačiau turėsime naujienų, tai yra 9 klasės pratybų sąsiuvinys pasirodys ateinantiems mokslo metams. Ir kitoj skaidrėje pamatysim, kad dar ir 10 klasės bus naujiena, tai irgi pratybų sąsiuvinys ateinantiems mokslo metams. Jau prasidėjus yra išankstinė prekyba ir visus vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius galima įsigyti mūsų internetinėme puslapyje baltulankuvadovėliai.lt. Ir ten taip pat galite pavartyti vadovėlius, galite pasižiūrėti, pamatyti pristatymus. Tai labai kviečiu atsidarius puslapį, dar truputėlį atsidarius ir vadovėlį, pavažiuoti į apačią ir ten rasite daug labai naudingos informacijos apie kiekvieną mūsų išleistą leidinį. Galima toliau. Tai va, o šiandien turėsime webinarą, kurio tema yra istorijos pamoka 3 ir 4 gimnazijos klasėje. Ir šiandien webinarą mums praves Mindaugas Nefas ir Vytautas Volungevičius. Sekančiai skaidrėje. Taip, matome šiandien mūsų dalyvius. Tai labai džiaugiamės, kad šie 11 klasės vadovėlių bendraautoriai ir taip pat 12 klasės vadovėlių autoriai galės mums papasakoti apie istorijos pamoką. Ir labai kviečiu klausytis ir, kaip ir minėjau pačioj webinaro pradžioje, paskui po pristatymo aktyviai užduoti klausimus. Tai perduodu žodį autoriams ir galite tęsti. Ačiū. Sveiki, mėly kolegos. Iš tiesų esu maloniai nustebęs, jog daugiau nei 60 jūsų šią popietę po pamokų prisijungėte pasiklausyti apie leidyklos Baltos lankos Klet išleistus istorijos vadovėlius. Esu maloniai nustebęs, nes jau galvojau, kad šita tema yra gerokai menkiau aktuali, negu buvo prieš kurį tai laiką, ypatingai mokslo metų pradžioj, kuomet reikėjo padėti mokiniams mokintis, o tų vadovėlių dar nebuvo. Kita vertus yra malonu šiandien dalyvauti, todėl kad priešingai nuo ankstesnių mūsų webinarų, kuomet mes kalbėdavom ir apie tai, ką padarėm, ir apie tai, ką dar padarysim, šiandien galime kalbėti labai aiškiai, jog mūsų projektas yra beveik maksimaliai baigtas, visi vadovėliai nuo 5 iki 12 klasės yra parašyti ir jau gyvena savo gyvenimus mokyklose. Na ir leidyklos jau rūpesčių yra pildomos kitos įvairios lentynos, pratybų sąsiuvinių, įvairiausių kitokių dalykų, tai kurie dar mūsų susilauks. Bet šiandien esminis fokusas mūsų yra nukreiptas
į 11 ir 12 arba 3 ir 4 gimnazijinių klasių vadovėlius, kuriuos mes išleidome. Nebijoju, jog didesnė jūsų dalis yra su jais šiek tiek susipažinę, kadangi OPIK sistemoje galėjote jais naudotis ir tikriausiai naudojotės. Tačiau šiandien mes norime pristatyti vadovėlio struktūrą, ką ir kaip čia parašėme, bei paimsime vieną pavyzdinę temą ir pamėginsime paaiškinti metodinius principus, kuriuos mėginome įdiegti į šitą vadovėlį, kad būtų galima efektyviai naudotis tiek jums, tiek jūsų mokiniams. Kartu su manim yra kolega šių vadovėlių, vienas iš autorių, Vytautas Volungevičius. Tai Vytautai, dabar tau žodį ir perleidžiu, kad galėtum pristatyti struktūrą. Ačiū. Mindaugai, tada galim pereiti. Sveiki, kolegos. Tai kaip mes visi žinome, būtent 11 ir 12 klasės turinio pasikeitimai bendroje programoje kelia turbūt daugiausia iššūkių, galbūt ir tam tikrų klausimų. Ir atrodo, kad ten esame ir daugiausia naujovių, priešingai negu 5-10 klasių vadovėliuose, kurie iš esmės, kur ir programos iš esmės kito, galėtume sakyti, kosmetiškai. Ir dėl to patys vadovėliai, pačiuose vadovėliuose galbūt nėra tiek daug naujovių, galbūt kitas dalykas, aišku, ypatingai 5-6 klasės vadovėliuose esama naujovių, bet žinoma 11-12 klasės vadovėliuose mes susidurime su daugiausia naujovių dėl to, kad ir pati programa, bendroji istorijos programa labiausiai ir keitėsi. Tai visų pirma, norėtųsi pradėti kalbėti ir tarti vieną kitą žodį apie tai, koks yra santykis tarp būtent 11-12 klasės vadovėlių ir tos naujosios programos, kuri, atrodytų, kelia daugiausiai iššūkių. Tai mes galėtume sakyti, kad štai matote ir skaidrėje vieną iš turinio fragmentų. Mes galime kalbėti apie tai, drąsiai tikrai neabejotinai galime kalbėti apie tai, kad tas turinys, kuris pateikiamas 11 ir 12 klasės vadovėliuose, jisai, galbūt nebūtų galima sakyti turbūt veidrodinių principų, bet didžiąja dalimi visiškai atitinka bendrasias naujasias istorijos programas. Ir jeigu mes padėtume štai, pavyzdžiui, programą šalia vieno ir kito vadovėlio, mes tiesiogiai matytume, kad tos temos, kurias matome turinyje ir tai, ką matome bendrojoje programoje, jos persidengia. Gali būti keisti šiek tiek, tik tai tam tikri galbūt šiek tiek pavadinimai, bet esmė yra visiškai ta pati. Kitas dalykas yra, kad kadangi man teko girdėti, jog tam tikros programos galbūt dalis bus suspenduotos ar tam tikrą prasme jų bus galbūt atsisakyta jų dėstymo dėl to, kad programa atrodo per plati, tai ir patys vadovėliai yra taip parengti, būtent pagal programą, kad jeigu vieną kažkokią tai teminį bloką iš programos, ta prasme yra nuspręsta, kad jisai nebus dėstomas, apie jį nebus kalbama, tai lygiai tas pats vadovėlyje, jisai, galim sakyti, kaip pasakyti, jį galim labai lengvai peršokti, jie tos temos nėra tarpusavėje kažkaip tai susimaišiusios. Ir Mindaugai, galima gal pereiti prie kitos skaidrės ir mes tada iš karto matysime, koks šito konkrečiai 11 klasės vadovėlių yra santykis su bendraja programa ir kaip čia išdėstytos tos temos. Tai kaip mes žinome, bendrojo programoje yra 7 teminiai blokai, dideli teminiai blokai ir 4 teminiai blokai. Yra skirti 11 klasėje, turi būti mokomasi, ir 3 teminiai blokai 12 klasėje. Tai štai mes šiandien matome, kad 11 klasės pirmojoje dalyje, 11 klasės vadovėlio pirmojoje dalyje kalbama apie 2 teminius blokus. Tai istorika, vienas teminis blokas istorikas, istorija ir istorinė kultūra, ir antrasis, daug didesnis blokas valstybingumas, suverenitetas, idėjos ir formos.
Tai pirmasis blokas, pirmajam blokui šitame vadovėlyje skiriama ženkliai mažiau dėmesio ir vietos negu tam antrajam blokui, valstybingumui, kuris tarsi yra toksai istorijos mokymo ir apskritai mokslo stuburkaulis, o šiuo atveju istorikas, istorija ir istorinė kultūra, kuriame kalbame apie tai, kaip dirba istorikas, kuo išskirtinis istoriko darbas, kaip istorija yra suvokiama, kas yra istorija, kas yra istorinė kultūra. Tai čia yra skiriamas tik 4 temos, kurios būtent ir atitinka 4 pamatinius tokius klausimus, kurie yra formuluojami, 4 pamatinius klausimus, 4 problemas, kurios yra formuluojamos pačioje programoje. Šiuo atveju, štai ir matome, kad 3 skyriai ir 27 temos, tai reiškia iš tų 27 temos tik iš tų 27 temų tik 4 temos yra skiriamos tai pirmai nedideliai daliai, o visos kitos yra skiriamos valstybingumui, suverenitetui, idėjams ir formoms. Ir čia reikia atkreipti dėmesį, kad pats valstybingumas kaip teminis blokas, jisai skaitomas pagal programą irgi į 2 didelės dalis. Tai reiškia valstybingumas aptariamas būtent tos visuotinės istorijos kontekste. Ir kitas tiksliau pasakius, skyrius, 3 skyrius, kuriame aptariame būtent Lietuvos istorijos valstybingumo pamatinės problemos. Tai Mindaugai galima pereiti prie kitos skaidrės. Ir 11 klasės antrojoje dalyje, štai mes matome, kad yra kiti 2 teminiai blokai ir būtent šiems 2 teminiams blokams šitam vadovėlyje ir skiriamas dėmesys. Atitinkamai mes matome, kad čia yra 4 skyriai, tai reiškia irgi atitinkamai suskirstę, kad kultūra ir mokslas yra skiriama į visuotinės istorijos skyrių ir Lietuvos istorijos skyrių ir lygiai tas pats yra su žmogumi ir aplinka. Ir čia atitinkamai mes galėtume vėl sakyti, kad kadangi žmogus ir aplinka yra tokia tarsi nauja tema ir pačioje programoje yra ženkliai mažiau vietos skirta, tai čia atitinkamai žmogui ir aplinkai yra skiriamos 9 temos, o kultūrai ir mokslai 15. Ir mes galėtume sakyti, kad būtent kultūra ir mokslas čia kalbama nuo, iš esmės, pirmųjų civilizacijų didžiausių kultūrinių pasiekimų iki būtent šių dienų tam tikrų mokslo ir kultūros problemų, su kuriomis susidurime. Ir dar tuo metu, kada buvo iš esmės rašomas, galėtume parodyti, kad kaip viskas iš esmės kinta šiomis dienomis, kada buvo rašomas jau paskutinis šio skyriaus tekstas, buvo kalbama apie dirbtinį intelektą, dar tuo metu ChatGPT garsusis, dabar jau garsusis, dar prieš 2-3 metus, jisai dar tik tai pradėjo savo kelionę po mūsų, aš nežinau, gyvenimą, kasdienybę ir ypatingai mokinių gyvenimą ir kasdienybę. Ir lygiai tas pats, kad ir žmogus ir aplinka, čia kalbama nuo ankstyvųjų civilizacijų, tai reiškia, kaip žmogus keitė aplinką, kaip jisai kūrė naujus reiškinimus, kaip jisai prisijaukino naujus gyvūnus, kaip pradėjo žemdirbystė, iki per Lietuvos istoriją, iki, galėtume sakyti, iki šių dienų pamatinių tokių problemų kaip globali klimato kaita. Tai Mindaugai, galime eiti toliau. Ir 12 klasės vadovėlis irgi atitinkamai suskaidytas, skirtas į 2 dalis, tačiau priešingai negu 11 klasės vadovėlyje, vadovėlyje tarp 2 dalių išskirti 3 teminiai blokai. Tai pirmasis teminis blokas, jis irgi užima, galėtume sakyti, tokią liūto dalį, Mindaugai, galime eiti toliau, mes matome čia iš dalies irgi. Ir pačiame turinyje, tai tarptautiniai santykiai, kuriems skiriama net 22 temos, mes galėtume kalbėti nuo pačių senųjų civilizacijų, tam tikrų pamatinių tarptautinės politikos ir tarp valstybinių santykių istorijos ir ypatingai kilusių karų, karam čia irgi labai daug vietos skiriama iki šių dienų
konfliktų ir tarptautinės politikos ir diplomatijos problemų. Tuo tarpu religija šitoje vadovėlių dalyje, tai aišku, pirmojoje dalyje aptariama tik tai visuotinės istorijos dalykai ir čia skiriama religijai kaip irgi tarsi mažesnės svarbos, tarsi tokį, arba tiksliau, ne taip plačiai žinomai problemai skiriamos tik tai 7 temos. Ir jeigu, kiek man teko girdėti, iš programos, kaip programoje bus suspenduojama religija ir mentalitetai, tai atitinkamai čia irgi nekyla jokių problemų, tiesiog turinyje aiškiai matosi, kad jį galim tiesiog praleisti ir apie religiją ir mentalitetus nekalbėti, ir tai gali būti apskritai tik tai mokiniams kaip tam tikras susipažinimas su svarbiais dalykais, kurių pažinimas leidžia geriau susivokti ir šių dienų politinėme žemėlapyje, ir tam tikrose tarptautinėse diplomatijos ir politinėse problemose, kurios ir šiandien labai ryškiai jaučiamos pasaulyje. Tai Mindaugai, galime eiti toliau prie antrosios dalies. Ir Mindaugai, jau antroji dalis, atsiprašau. Ir čia atitinkamai religijai ir mentalitetams, tai čia temos aptariamos iš religijos ir mentaliteto aptariamos būtent Lietuvos istorijos. Čia irgi joms skiriama nedaug vietos, 7 temos ir atitinkamai socialiniai struktūrai ir ekonomikai, tai reiškia ir visuotiniai istorijai, ir Lietuvos istorijai aptariamos tam tikros pamatinės visuotinės istorijos ir Lietuvos istorijos socialinės struktūros ir ekonomikos problemos. Ir jos visos sudaro 21 temą. Jeigu Mindaugas dabar praeitų vieną skaidrę toliau, mes galime pamatyti, kad va štai 12 klasėje, 12 klasės vadovėlyje, prieš kiekvieną skyrių yra glaustai, tačiau aiškiai aprašyta, grynai apie ką bus šitame skyriuje kalbama, paliečiamos tam tikros pačios pagrindinės tame skyriuje aptariamos problemos ir paaiškinama, kaip suvokiamos, kaip aiškinami šitie dalykai vadovėlio tekste. Tai mes matome, kad 11 klasės ir 12 klasės istorijos vadovėliai, jie visiškai atitinka bendrasis istorijos programas, kiekvienas iš jų yra suskirstytas į 2 dalis ir, kaip sakiau, jeigu mes pasimtume programą ir pasimtume vadovėlio ar turinį, ar eitume per temas, mes matytume, kad tai iš esmės 100% atitinka tai pačią programą. Ir jeigu yra tam tikros temos suspenduojamos, pavadinkime taip, ar jų atsisakoma kaip dėstomųjų dalykų, jokių problemų nėra, niekas nesusimaišo, jas galima tiesiog, kaip pasakyti, prašokti ir gali, aš nežinau, vaikai, mokiniai, tiesiog mokytojai gali pasiūlyti, jūs galite pasiūlyti, kaip tiesiog tik tai pasidomėti, kaip tam tikrų fakultatyvinių dalykų. Ačiū, Vytautai. Na, kadangi tai ne pirmas mūsų vadovėlio pristatymas, šiuo atveju mes kalbam apie 3-4 gimnazijos klasių mokiniams skirtą vadovėlį, tai aš manau yra svarbu pasakyti 2 dalykai. Pirmas dalykas, kas yra mūsų vadovėlis ir kas jis nėra. Tai visų pirma, kas yra mūsų vadovėlis, tai yra atraminė medžiaga, kuri yra skirta istoriją besimokančiam mokiniui ir jos bemokančiam mokytojui. Tas yra labai svarbu, ypatingai atsižvelgiant į faktą, jog keitėsi ugdymo turinys ir, kaip Vytautas kalbėjo, 3-4 gimnazijos klasėje jis keitėsi labiau, ne tik tai atsirandant naujoms įvairioms temoms, bet ir keičiantis dėstymui temų, kada jos yra, jie žiūrima ne tik tai kaip į vieną temą kažkur tai patekusią istorinėje erdvėje ir laike, bet suliejant ir mėginant lyginti įvairiausias temas, žiūrint per įvairias prizmes valstybingumo, kultūros ir ten panašiai. Na ir antras labai svarbus dalykas, kas jis nėra. Mūsų vadovėlis nėra panacėja nuo visų ligų. Ir jokie vadovėliai negali sutalpinti savyje visų dalykų nuo A iki Z. Mes, padėdami mokiniams mokyti istorijos,
turėtume turėti maksimaliai didelį arsenalą įvairiausių metodinių priemonių, kurios mums padėtų pasiekti visus gebėjimus, kurie yra nurodyti bendroje programoje. Tai vadovėlis tikrai negali visko apimti. Tai mūsų požiūris, kad mūsų vadovėlis yra atraminė medžiaga ir plus papildomai buvo labai svarbu tai, kad tai būtų savotiškas orientyras istorijos mokytojams bei mokiniams einant per tas temas. Ne tik tai iš teorinės pusės, bet ir iš praktinės pusės. Todėl mūsų vadovėlyje tikrai yra gausų užduočių, pačių įvairiausių ir visą tai mes pamėginsim pažiūrėti. Matau, Veslava kelia ranką, klausimą tikriausiai turi, ar ne? Prašau, klauskite. Veslava, aš jums sutikiau. Reikia įsijungti garsą. Tai tada, kol Veslava pasiruoš, Donatai duosim žodį. Taip, Donatai, prašau. Ar čia pasisveikinti, tik tai norėt pasimuliuoti rankom. Tai irgi yra faina. Jeigu kartais turėtumėt klausimų iš to, ką mes kalbame, tai tikrai galite klausti, rašydami į Q&A skiltį arba pakeldami rankytę. Taip, Asta matau. Nu, Asta, gal jūs paklausite. Taip. Ir Donatą matau lyg ir įsijungė lyg. Bet aš negirdžiu. Labadiena, Labadiena, Asta. Taip. Sveiki, ačiū labai už viską, ką čia dabar išgirdom. Aš norėjau jūsų paklausti. Ar gerai suprantu, kad skirstymas yra toksai senovės laikotarpis, ar ne? Ir tada tuomet iki modernieji laikai. Ar galite atsakyti, kokį laikotarpį apima iki modernieji laikai? Labai ačiū Jums. Dėkui. Vytautai, atsakysi? Taip, iki modernieji laikai, tai galėtume sakyti, kad jie, išsireikščiau taip, jie apglėbė viduramžius ir ankstyvuosius naujosius laikus. Tai galėtume sakyti, kad, sakykime, nuo maždaug 6 amžiaus iki 18 amžiaus pabaigos. Bet pažiūrėkite, vis tiek visas vadovėlis, nepaisant to, kad tarsi mes sakome ir tiek programos sudarytojai sakė, kad tai yra toksai problemai, čia galim diskutuoti, kiek teko daug kartų diskutuoti apie šitą dalyką, kiek čia problemės, kiek neproblemės. Tai reikalas tasai, kad vis tiek visos temos jos išdėliotos chronologiniu principu. Tik tai pagrindinis turbūt galbūt ir iššūkis toksai yra ir galbūt kelia tam tikrų klausimų, kad ir kiek esu girdėjęs, kad galbūt mokytojams kažkaip tai nelabai priimtina, kad tai nėra tokio nuoseklaus kalbėjimo, kad mes tarsi pamečiui einame. Ir būtent čia ir tas yra, kad pagrindinis dalykas probleminio mokymo, kad ir apskritai mąstymo problemomis, tai reiškia, kad mes galime tam tikrą vieną dalyką įsiimti iš to, pavadinkime, istorijos arba laiko srauto, pasiimti ir kalbėti apie jį konkrečiai. Bet šiuo atveju viskas eina vis tiek daugiau ar mažiau nuosekliai. Ir dar kartą pakartoju, kad iki modernieji laikai, tai būtent yra viduramžiai ir ankstyvieji naujieji laikai. Galbūt pats tas žodis, iš tiesų, galbūt jisai nėra pats tinkamiausiai pasirinktas, bet iš tiesų jisai yra vartojamas tiek ir užsienio istoriografijoje, ir jisai daugiau apliepia, kad nereikėtų sakyti, kad ankstyvieji naujieji laikai ir viduramžiai. Dėl to tam tikrų tokių, kad vienu žodžiu įvardyjama, dviem žodžių junginiu įvardyjamas tas laikotarpis ilgesnis. Dar aš dar pasakyti tada, paklausti ir tiesiog komentaras toksai mano iš tos pačios srities. Ar galim tikrai tikėtis, kad per egzaminą kažkaip klaidinančiai nebus suformuluota, nes dabar, kaip su vaikais kalbam, tai man atrodo, kad viduramžių sąvokos įvedimas tai turbūt irgi nieko blogo būtų, bet tik tai egzamine kaip tai bus paklausta. Ačiū. Geras klausimas, Asta, mes matot, negalim daryti įtakos egzaminų užduočių rengėjams. Mes čia parengiam vadovėlį, bet logika diktuotų, kad taip. Ta prasme, egzamino užduoties kūrimo logika negali prieštarauti bendriesiams didaktiniams principams. Tai užduotis negali klaidinti. Ir ne tik užduotis, bet ir visa kita pateikiama medžiaga.
Tai jeigu istorijoje yra tam tikrų dviprasmiškų klausimų, tai mes jų neturime, dviprasmiškų nevertinamąją prasme, bet tokių, reiškia, istorijos metodologinė prasme klausimų, tai jų neturėtų būti, reiškia, tas vertinis koeficientas itin didelis ir atsikelti į egzaminą. Bet mes tikrai negalim, ar mes galim garantuoti? Ne, negalim, nes mes tam įtakos neturim. Bet aš manau, kad taip nenutiks nei šiais metais, nei kitais metais. Nes šie metai yra pirmieji, kuomet jau 12-okai keliauja prie naujos programos. Taip, Donata, ar jau turite klausimą? Nes matau dar rankytę keletą, aš jums esu suteikęs teisę duoti klausimą žodžiu. Ne, yra. Okay. Tai tada grįžtu aš prie mūsų reikalo. Tai ką aš čia norėčiau išryškinti apie tai, kas yra svarbu mūsų vadovėlėje. Tai turinio prasme, kaip ir Vytautas nekartą akcentavo šiandien, yra tiesioginės sąsajos su programoje išdėstytais reikalavimais turiniui. Ir mes labai stengiamės atsižvelgti į kai kurių jūsų, nežinau, kiek jūs asmeniškai esate tai teikę, prašymą po 11 klasės pasirodymo, šiek tiek plačiau paaiškinti įvairiausius istorinius klausimus, ypatingai kurie yra nauji. Taigi mūsų programa pilnai atitinka, mūsų vadovėlis pilnai atitinka programą, jame yra parašyta galbūt kažkokių dalykų per daug, bet jų nėra parašyta per mažai. Kitaip tariant, mokinys net ir savarankiškai, jeigu jis pasiema programą ir nori pasiruošti ar tai egzaminų, ar šiaip viską išmokti ir pasiema mūsų vadovėlį, jisai ten atras atsakymus, tos pagrindinius. Jeigu jam reikia apibūdinti Vytauto Didžiojo politiką, tai jis ten atras tos apibūdinamosius dalykus ne 3 žodžiais, kaip mūsų istorijos didaktikoje jau kurį laiką buvo įprasta daryti, bet ne vienu sakiniu. Ir tas yra labai svarbu, nes mes per keletą dešimtmečių su istorijos didaktika mokykloje nuėjome į tokią poziciją, kada istorija iš humanitarinių mokslo tapo socialiniu mokslu. Ir čia yra didelis labai pokytis. Vis dėlto tradicinių požiūrių istorija yra humanitarinis mokslas. Tai o humanitarinis mokslas sako, kad turi būti tam tikras pasakojimas, tam tikra plotmė šitame dalyke, nesusifokusuojant į tenais, reiškia, skaičių didesnį ar mažesnį, bet reikia pasakoti tiek, kad būtų galima atskleisti šitos dalykus. Ką aš dar norėčiau išryškinti, tai mes didelį dėmesį skiriame užduotims. Kiekviena mūsų potemė užsibaigia užduotimis. Tai reiškia, yra tam tikra pagalba reflektuoti medžiagą, turinio medžiagą mokiniui ir pagalba mokytojui, kuris operatyviau gali organizuoti visą procesą pamokos metu, savarankiško darbo skirti ir panašiai. Tai jokių būdų nereiškia, kad kiekvieną klausimą ir kiekvieną užduotėlę mokinys turi veikti. Mes esam visiškai laisvi pasirinkti tas užduotis, kurios mums tinka, medžiagą, kurią aš noriu panaudoti klasėje, kuri yra skirta savarankiškam pasirinkimui ir panašiai. Tai mokytojui mes suteikiame tam tikrą galimybę organizuoti pamoką tai, kaip tinka jam ir geriausiai tinka jo mokiniams. Savokos, kurios yra naudojamos kiekvienoj temų, yra paaiškintos ir paaiškinimai yra įdėti kiekvienos temos pabaigoje. Ir tos savokos, kai kurios kartojasi, bet jų paaiškinimai yra pritaikomi į tą temą. Tai reiškia, kad tam tikram kitam istoriniam laikotarpyje ta pati istorinė savoka turi šiek tiek kitokią reikšmę. Tai nereiškia, kad kardinaliai pasikeičia jos aiškinimas, bet aiškiname tame kontekste. Tas yra labai svarbu. Na ir kadangi rengiant vadovėlį, dar nebuvo pasibaigusios diskusijos dėl to, ar bus istorinis rašinys, esė, rašymo rubrika, mes tengiamės sutelkti šiek tiek didesnį dėmesį į istorinio raštingumo ugdymo kompetenciją. Na ir yra 12 klasės vadovėlėje sugalvotos papildomos užduotis, kurių nebuvo 11 klasės užduotyje, kur kviečiame mokinius pasamprotauti šiek tiek išsamiau plačiau ir aš šitos dalykus pristatysiu, pristatydamas mūsų pavyzdinę temą. Va čia galite matyti tą pavyzdį. Daugelį temų prieš žodinėlį užbaigia tokios užduotis samprotaukite. Jos nėra vienodos formos, stengtasi buvo
nesirišti prie vienos formos. Galbūt tokio atspirties tašku buvo laikyta tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje paskelbtos pavyzdinės temos. Bet mes specialiai neįdėjome jokių metodinių patarimų ir rekomendacijų. Priežastis yra labai paprasta, mes nenorime suklaidinti mokytojų ir mokinių, kadangi už šitą dalyką nėra atsakingi vadovėlio rengėjai. Už šitą dalyką yra atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra, kuri rengia kriterijus, juos viešina, keičia, ir priklausomai nuo metų visą tai gali pasikeisti. O vadovėlis nėra rašomas 1 metų ar 2 metų naudojimui, taip kad iš esmės, turint įvairias galimas užduotis, niekas netrukdo jau dabar mokytojui kartu su mokiniais mėginti jas atlikti ir ugdyti tą tokį didesnį samprotavimo, argumentavimo, vertinimo ir panašų įvaizdį. Tai čia yra labai svarbu. Kitas svarbus dalykas, tai mes galim paimti vieną pavyzdinę temą, kuri yra pateikta 12 klasės vadovėlyje. Tema yra apie mūsų nepriklausomybės ir partizanų karus. Neatsitiktinai mes vienoje temoje mėginame analizuoti šiuos 2 karus, kuriuose 20-ame amžiuje dalyvavo mūsų valstybė, ir juos analizuoti pagal tam tikrus parametrus. Tai šiuo atveju galit matyti, štai potemė yra partizanų karas, tarptautinis ir politinis kontekstas. Ir analogiška yra potemė apie nepriklausomybės karą. Tai reiškia, mes analizuojame ne tik tai chronologinę tvarką vieną ar kitą įvykį, bet ir ieškome tam tikrų bendrumų. Ir tai suteikia galimybę lyginti istorinius reiškinius, procesus, įvykius, vertinti asmenybių veiklą ir panašiai. Ir dalykas, kurį aš jau minėjau, tai kiekvieną mūsų potemę užbaigia klausimai bei užduotis. Jie buvo rengiami principu tokiu, kad mokinys susipažįsta su teorinė medžiaga ir vėliau yra tie klausimai, į kuriuos atsakymus jis tikrai turėtų atrasti vadovėlyje. Išskyrus be abejo tuos klausimus, kada jam reikia įvertinti, argumentuoti, pateikti savo nuomonę ir panašiai. Bet absoliuti dauguma klausimų buvo orientuoti į medžiagos tam tikrą reflektavimą, atkartojimą ir suradimą prieš tai esančiame tekste. Ir mes esame palikę užduotis tyrinėkite. Žinau, nemažai kolegų, mes čia ir buvom gavę atsiliepimų, kad tokių užduočių nereikia, nes nėra kada su 11-okais, 12-okais jų atlikinėti. Aš nesutikčiau su tokiu dalyku. Taip, galbūt su absoliučia dauguma mokinių mes šito dalyko nesuspėsime padaryti, bet mes visuomet turime mokinių, kurie lanko pas mus istorijos pamokas, bet jie nesiruošia egzamino laikyti. Jie galėtų šitą dalyką išnaudoti. Visuomet yra mokinių, kurie nori sužinoti daugiau, padaryti daugiau, pasidomėti labiau kažkuriuose dalykuose. Tai irgi kaip savanoriškos užduotis tai galėtų padaryti. Bet kas yra labai svarbu, kad yra vienoks ar kitoks užduočių skaičius, vienokia ir kitokių forma, nėra jokios prievolės kiekvienos tos užduoties atlikti ir kiekvieną tą užduotį įvertinti. Imtis didesnė yra būtent tam, kad jūs turėtumėte galimybę pasirinkti ir pritaikyti savo dėstymo stilių ir savo mokiniams. Čia yra tokia mintis. O ne tai, kad ten kiekvieną užduotėlę mes būtinai turėtume atlikti ir be jos atlikimo ten kažkas labai stipriai žlugtų. Tai tas yra svarbu ir tą mes mėginame šitame dalyke uždėti. Taip, toliau, ką mes matome, tai mes matome darbą su šaltiniais. Tiesa, mano papėckeliojimai liko tie patys, tuoj čia pamėginsiu ištrinti visą tai. Taip, mes matome darbą su šaltiniais, tai vėlgi yra dažniausiai organizuojama užduotis taip, kad yra pateikiamas vienas šaltinis ir jam skirti klausimai. Bet pasitaiko ir šaltinių blokų, kuomet yra 2 ar 3 šaltiniai ir tam visam šaltinių blokui yra skirtas tam tikras klausimų skaičius. Tai čia nebuvo kažkokios vienos sistemos, tiesiog siekiant kaip įmanoma labiau padėti mokiniams įsigilinti. Ar šaltiniai yra per ilgi? Ne, mes su tuo nesutinkam. Ar jie yra ilgesni, negu mes esame įpratę matyti istorijos egzamine? Taip, bet čia jau lemia kiti dalykai, nes kaip jau ir minėjau, mes tą savo istorijos dėstymą mokykloje nuvertėm kažkur tenais, kur nebėra jokio naratyvo, jokio nėra pasakojimo ir vos toj
kaip matematikos mokslas pasidarys su 2 sakiniais. Tai mes grįžtame prie tų dalykų, kurie egzistuoja ir tarptautinėje erdvėje, kaip mokosi vakarų šalių mokiniai istorijos ir sugeba perskaityti tokios trukmės ir gerokai didesnius tekstus. Jeigu mes pasižiūrėtume į vokiečių didaktų mokyklą, ten po 2-3 puslapius vaikai skaito baigiantis mokyklą ir tarsi ten problemų nekyla nei perskaityti, nei vertinti šitos dalykus. Tai mūsų atveju tikrai tokio šaltinio nėra ilgi, bet svarbiausia, kad juose turi būti mėsos. Tai yra dalykų, ką mokinys turi sužinoti ir kuo remdamasis jis turi atsakyti į tuos klausimus. Tai šitie dalykai buvo labai svarbus, organizuojant šitą tematinę dalį. Taip, tai dabar ačiū labai autoriam už pristatymą, už labai išsamius klausimų atsakymus. Kadangi aš kaip suprantu, daugelis išklausančių mokytojų su vadovėliais yra jau susipažinę, tai paraginčiau visus mokytojus, kurie dar to nepadarė, susipažinti su vadovėliais. Esame visai neseniai, prieš kelias savaitės į mokyklas išsiuntę katalogus. Štai tokius katalogus gavo kiekviena mokykla, į mokyklos bibliotekas buvo adresuoti, tai jeigu dar nepasiėmėte iš mokyklos bibliotekos arba administracijos, tai kviečiame pasiimti. Tuose kataloguose yra sudėta visa informacija apie jau išleistus mūsų istorijos vadovėlius, apie pratybas, apie būsimas naujienas, labai išsamei. Taip pat tą pačią informaciją galite rasti ir mūsų internetiniam puslapyje baltulankų-vadovėliai.lt. Tai ten bus atskiras skiltis katalogai ir tenai rasite visą sukeltą informaciją. Dabar matome skaidrėje parašyta apie OPIK platformą. Tai kaip ir turbūt daugelis žino, kad OPIK platforma yra internetinė mokymosi platforma, kurioje yra sukelti visi baltų lankų vadovėlių išleisti leidiniai, tai yra sukelti vadovėliai, kurie buvo šiuo metu prieinami mokytojams be jokios registracijos, taip pat ir mokiniams galima buvo naudotis ir kiek esame bendravę su mokytojais, tikrai buvo naudojamas ir labai vertinama. Tai tiesiog viena informacija, kurią noriu pabrėžti, kad nuo Liepos 7 dienos nebeliks OPIK platforma atvira ir bus reikalinga registracija. Jinai ir toliau bus nemokama pati platforma, tiesiog kiekviena mokykla turėtų turėti savo administratorių. Administratorius susikuria paskyrą ir taip prijungia mokytojus ir mokinius. Tai jeigu jūsų mokykla dar neturi administratoriaus, labai raginame išsirinkti, kas galėtų atstovauti mokyklą, prisijungti ir tada administratorius galės jau padėti prisijungti mokytojams ir mokiniams. O šita informacija neaktuali tiems, kurie jau yra prisijungę ir naudojasi. Tai tikrai OPIK platformoje rasite ne tik vadovėlius, bet ir užduotis. Taip pat užduotis gali ruošti ir patys mokytojai. Taip pat rodo dažnai mokytojai ir vadovėlius per išmanes lentas. Vaikai namuose naudojasi, kad nesinešiotų vadovėlių. Tai daug yra panaudojimo būdų, tai tiesiog labai kviečiame naudotis, kai yra tokia puikia galimybė. Ir visi jų vadovėliai mūsų yra suskaitmeninti ir tikrai labai patogiai prieinami. Šiandien, kaip sakiau pačiam webinaro pradžioje apie tai, kad kviečiam susipažinti, tai ir šiandien atliepiant ir į autorių komentarus. Jeigu norite recenzuoti, komentuoti, pasidalinti savo įžvalgomis, visai ką kviečiame užpildyti mūsų susipažinkime skiltį. Mūsų puslapyje baltulankų-vadovėliai.lt yra viršuje mygtukas susipažinkime. Tenai užpildytumėt formą ir galėtumėt būti įtraukti į mūsų komandą. Visą laiką ieškome ir bendraautorių, ir recenzentų, ir šiaip mokytojų iniciatyvių, kurie galėtų pasidalinti savo nuomonę, galėtų vertinti mūsų vadovėlius ir tuo pačiu gaudami grąžą, tai yra kvietimus į renginius, nemokamus vadovėlius ir kitas mokymosi priemonės. Tai tikrai labai kviečiame. Ir jeigu kartais kažką turėsit klausimų po šio pristatymo arba norėtumėte gauti pažymą, kad klausėte šiandienos webinarą, labai kviečiame parašyti elektroniniu paštu projektai@elankos.lt. Tai būtų toks elektroninis paštas. Ir turbūt pabaigai pasakysiu tik tai tiek, kad rytoj taip pat turėsime webinarą, kurio tema bus istorijos pamoka 9-10 klasėje. Webinaras tai bus valandą vėliau, rytoj prasidės 16 valandą.
tai mūsų taip pat internetiniam puslapyje yra registracijos forma, labai kviečiame registruotis ir dalyvauti. O šiandien turbūt tiek. Ačiū labai autoriams, ačiū mokytojams prisijungusiems ir susitiksime per kitus webinarus tikriausiai. Gerų darbų visiems, pozityvo, kantrybės, šaunuoliai esate, taip ir toliau darbuokitės. Dėkui. Iki. Ačiū, sudie visą.